Sveiki, sveiki. Gal Vitalijus ir kiti moderatoriai nesupyks, kad aš ne, pasi, nepasitaręs sugalvojau įmest šitą video. Man kilo ta mintis po Martyno Paliulio klausimo retoriško, ar norėtų kas nors, kad jis pasidalintų 13 metų patirties pardavimuose. Kadangi mūsų yra jau nemažai ir skirtingose miestuose ir susirinkti netgi tam pačiam mieste ten 10-15 žmonių yra sudėtinga ir susitinka tik 2 ir 3. Ir man taip pat kilo tokia mintis, kodėl mes negalim daryti arba video įrašų, arba laivų, kad pasidalint tokia patirtim, ką turi, sakykime, Martynas ar kiti nori perduoti, ir tą išgirstų visi, netgi būdami ne to miesto gyventojai. Tai pritariu Martynui dėl pasidalinimo, tikiuosi pasidalins dar ne vienas. Ir to paties Martyno Paliulio postas labiausiai užkabino, žiūriu, dėl darboholiškumo, ant kiek mes esam darboholikai. Tai būtent šiandien ir aš noriu paliesti tą temą apie darboholizmą ir tikrą verslininką. Kas yra tas tikras verslininkas? Nes matau, daugiausia grupė yra jaunimo ir visi dažniausiai verslo kūrimo pradžioje yra užsikabliavę, dirba po 10, 14, 16 valandų. Įsivaizduoja taip, kad čia yra ir mano toks gyvenimo būdas, tipas, bet mes tikrai sukurti ne tam, kad visą gyvenimą dirbtume. Ir kaip tuose protingose knygelėse rašo, kad mes nenumirę, bet prieš mirdami lovoje tikrai nesakysim, oi, kiek gailiuosi, kad per mažai dirbau. Kaip tik tada žmonės gailisi, kad per mažai ilsėjosi, per mažai keliavo, per mažai buvo su šeima. Ir toks signalas darboholikam, aišku, jeigu esat flow būsenoj, kūrimo stadijoje, viskas ok, padirbat 1, 2, 3 metus, bet paskui kažką reikia daryti, kad perėt prie to tikro verslininko. Kuo jie skiriasi? Dabar jeigu taip abstrakčiai, aš, pavyzdžiui, tikrai labai nemėgstu teoretikų ir tų seminarų pilna motyvuojančių teorinių ir knygose, teorijos, ir viena mergina čia labai teisingai rašė, kad tose knygose yra tik tai užvalkalas, apvalkalas truputį kitoks, bet esmė visur dėstoma ta pati. Ir aš, pavyzdžiui, verslą pradėjau daryti neskaitęs jokios knygos, tik tai po 10-15 metų verslo turėjimo pradėjau skaityti knygas ir žiūriu, aš taip ir dariau. Aišku, jaunimui paskaityti arba įgauti patirties jau už viską praėjus ir sutrumpinti tą periodą yra žymiai geriau negu ten po 15 metų sužinoti. Tai ką aš ir šiandien noriu pasakyti, taip labai praktiškai, aišku, tegu neįsižeidžia merginos, paimsiu tokį vyrišką pavyzdį. Sakykime, jeigu dirba vaikinas jaunas, įsidarbino autoservise ir dirbdamas servise pradeda galvoti, kad reikia man įsikurti savo versliuką. Kaip pradžioje būna, dažniausiai atsidaroma savo garažėlis, kaip Kostė, čia mūsų lietuviškam serialė atsidaro garažą ir jau vadina save verslininku, nes paklausė, ką darai, aš turiu savo verslą, turiu savo garažą, remontuoju mašinas pats. Tai čia ar yra verslininkas? Tikrai ne, jis pats įsidarbino save, plus užsikrovė daugiau rūpesčių ir buhalterija, ir reklama, ir jeigu jisai moka tik remontuoti automobilius, bet nemoka visų kitų dalykų, jam bankrotas garantuotas arba klientai ateis labai negreitai, nebent yra labai geras meistras, bet jis taip ir gali dirbti visą savo gyvenimą. Ir aš ne vieną pažįstu, kurie susikūrė ale savo verslus ir taip dirba 20-30 metų, nieko nekeičia. Ką reikėtų keisti? Yra pažįstamų šeimam, kurie turi autoservisą nemažą. Ir aš jau klausiu, kaip tu jautiesi
kaip verslininkas, gerai uždirbantis. Uždirbu, gerai dirbam su žmona tvarko buhalteriją, popierius, aš organizuoju sutartis, užsakymus, o servise dirba juodadarbiai. Iš vienos pusės pažiūrėjus, čia jau kaip ir verslininkas, verslo žmogus, bet aš jo paklausiu, ar tu galėtum išvažiuoti į kokį tobulėjimo seminarą Balyje, ar Tailande, ar ten mėnesio, ar 2 palikti savo verslą. Tai oi, ne, baig, viskas sugriūtų, niekas nedirbtų, aš čia visus per kamerą stebiu, darbus reguliuoju, žmona popierius tvarko, mes galim taip savaitę 2 išlėkti maksimum, nes vieni dokumentai iki 10, kiti iki 15, kiti iki 25, visi tą, kas turit, žinot. Tai dabar linko aš lenkiu, kas yra tas tikras verslas. Tikras verslas, jeigu aš atidariau servisą, nusamdžiau protingą vadovą, buhalterę ir toliau kuriu kitus servisus tam mieste arba visą tinklą Lietuvoje. Turbūt ne vienam čia ir su Vytautu diskutavom, neturėjau laiko atrašyti, toks būtų pasakymas, sako, aš ne robotas, kad dirbčiau 4-5 valandas ar dienas ir eičiau paskui televizorių žiūrėti. Aš televizoriaus nežiūriu visiškai ir paimti, kodėl 4-5 dienas padirbus negalima kažkur tobulėti, eiti seminarus, mokintis, skaityti tas pačias knygas. Ir turbūt yra toks kitas pasakymas, kad turtingi pasaulio žmonės kūrė tinklus, o visi kiti ieško darbo. Tai jau paimkim Maximos tinklą, servisų tinklą. Tų tinklų kūrėjai ir akcininkai, jie gali visiškai tame nedalyvauti, nedirbti, gulėti savo Tailande ir žiūrėti, kiek uždirba, kontroliuoti, kad nebūtų, sakykime, kažkokiam servise minusų ar kažkokio trikdžių. Tai esmė ir yra, kad pereit prie globalaus mąstymo, kam ateis tas anksčiau, kam vėliau. Aš pavyzdžių turiu, kur pažįstami Norvegijoje dirbo ilgai servisuose, paskui perėjo į vadovaujantį, aukščiau pakilo, dabar patys atsidarė servisą ir netgi išsivystė iki tiek, kad gali Norvegijoje pabūti 5 ar 10 dienų, o 20-25 būna Lietuvoje su šeima. Tai pasvajokit apie tokį darbą. Aišku, ten reikalų šiek tiek telefoninių yra, bet viskas yra sutvarkoma telefonu. Ir dar turbūt vieną tokį pavyzdį jau esat skaitę tose protingose knygelėse, kaip vaikinukas sugalvojo per vasarą užsidirbti su žoliapjove pjaudamas žolę kaimynam. Tėvui sako, duok žoliapjovę, aš eisiu per kaimynus, siūlysiuos, pradėjau uždirbinėti. Ir pagalvojo, kad aš pjaunu, o pas kitus kaimynus žolytė auga ir aš nespėju pas visus nupjauti. Tai ką jis sugalvojo? Kad reikia surasti daugiau draugų, kurie tą patį darytų. Tai čia vėl atsakymas tiem, kurie daug kas sako, norėčiau kažkokį verslą kurti, bet reikia investicijų, reikia paskolos. Kad ir šitą pavyzdį paėmus, ar būtina nupirkti 10 žoliapjovių ir išdalinti draugam? Nebūtina. Užtenka vienos, arba galim neturėti nei vienos. Jūs galite surasti pagal skelbimus, kas pjauna žolę, kas tvarko aplinką, surinktų žmonės, sujungti vieną portalą ar japsą, telefoną dar geriau, ir vadovauti jų darbui. Jiem pateikinėti užsakymus, o per reklamą gauti užsakovus, kurie jums atsiunčia, o jūs persiunčiat. Vėl darbas su nulinė investicija praktiškai, turėti telefoną ir internetą, ir jūs tą verslą galite valdyti gulėdamas Tailande. Taip kad netgi patį paprasčiausią verslą, ir čia dabar neatsimenu vardą merginos, kur sakė, priklauso nuo specifikos, kad mes išvažiuojamieji renginiai, kad reikia dirbti 14-16 valandų ir dar plus 4 dienas iki renginio non-stop, ir čia apie jokias 4 valandas darbo ar 4 valandų savaitę negali būti kalbos. Aš pasakysiu, kad gali, ir žinau ne vieną, kas taip organizuoja, kadangi masto truputį kitaip, globaliau, ne patys važiuoja, o kažką išmokino, nusamdo, ir ne vieną renginį turi
per savaitgalį, o 4, 5 ar 6, nes yra 4, 5, 6 grupės, tai jūs galite tik tai, sakykime, jeigu įvyko kažkoks ten incidentas, kažkoks trūkumas, kažką telefonu parekomenduoti, pakonsultuoti savo paruoštus žmonės ir 4, 5, 6 grupės dirba savaitgalį po tą 14-16 valandų, jūs tik tai viską kuruojat ir reguliuojat. Taip kad praktiškai kiekvienam verslui šitą galima pritaikyti ir neverkšlenkit, kad reikia 14-16 valandų dirbti, nes kitaip neišgyvensim, kitaip bankrutuosim. Aišku, kaip minėjau pradžiai, padirbėkit, atiduokite savo energiją, įgaukit patirties, bet visada mąstykit globaliai į priekį, neįdarbinkit savęs visam gyvenimui 20-30 metų, jūs taip dirbdami tikrai nusivarysit ir čia ne vienas patvirtino, net jauni 25-30 metų žmonės kreipiasi, kad tikrai jau nebeturi energijos, kas turit, tai valio, pas mus visi yra, pas visus yra skirtingi tie vadinami akumuliatoriai, ką mes gaunam gimdami ir vieni gali varyti kaip tankai ir subrės 60 metų, kiti pavarys iki 35, iki 40 ir viskas, energijos nebėra, nebenorės nei verslo, nei pinigų, nieko. Ir paskui galvoja, kam aš taip dirbau, kad paskui reikia atsistatinėti sveikatą, nes jos nebeturiu. Tai va, šiai dienai, manau, užteks tą vieną tokią trumpą temą paliečiau, kas, manau, tikrai labai aktualu jauniem verslininkam. Ir jeigu kažkas dar turėsit tą temą klausimų, bus galima gal padaryti, manau, ir laivus ir atsakinėti, kaip tą verslą padaryti jūsų lengvesnį, malonesnį ir ne prie televizoriaus skirti tą laiką likusi, o savęs tobulėjimui, seminaram, knygom, važinėjimui, keliavimui, nes tada ateina naujos mintis, naujos idėjos ir jeigu jūs dirbsit 14-16 valandų, jūs niekada neuždirbsit didelių pinigų. Čia vėl ne mano žodžiai, protingų dėdžių, kurie knygas rašo. Ir dar vieną tokį palinkėjimą tiek Vytautui, tiek kitiem galiu pasakyti, reikia dirbti geriau su galva negu 14-16 valandų. Tai, arba kaip yra pasakymas dar, kad galvojantiem yra apmokama žymiai daugiau negu dirbantiems su rankom, bet tų galvojančių yra labai nedaug, todėl nedaug ir uždirbančių. Taip kad palinkėsiu uždirbti kuo daugiau, mažiau dirbant, darboholizmą, kol jauni, paturėkit, bet pamirškit, tikrai mes ne tam gyvenam ir pasišnekėkit su darboholikais, kurie padirbo taip 10-20 metų, kas iš jo liko ir ką jums jie patars. Buvau ir aš toks, sorry, dabar visai pasikeičiu ir mąstymas visai kitoks, taip kad ačiū uždėmesį, ilgų video niekas klausyti turbūt nenori, kaip ir ilgų postų, nes aš jeigu būčiau viską surašęs, būtų užėmę kelis lapus, taip kad čiau visiems ir tikiuosi iki kitų video arba iki laivų ir manau, administratoriai tą mano idėją palaikys, kad kol neišeina mūsų suburti vieną krūvą, kad galima bendrauti šitaip ir bendradarbiauti. Tai visiems sėkmės. Iki.